Labas vakaras visiems įsijungusiems LRT+, su jumis sveikinuosi aš Mantas Krasnickas. Dabar visai netrukus prasidės ir tikrasis veiksmas, prasidės futbolas ir prasidės tos 90, o galbūt 120 minučių, per kurias mes išsiaiškinsime, kuri komanda pirmą kartą savo istorijoje į viršų iškels LFF taurės trofėjų. Gargždų Banga arba Kauno rajono Hegelman. Pirmas švilpukas nuaidėjo, kamuolys jau žaidime. O čia štai taip, su kamuoliu Tiuikas lieka smūgis į vartus ir puikiai žaidžia Mantas Bertašius. Hegelman futbolininkai, Ščedrai. Greitai išmestas kamuolys iš užribio ukrainiečiui. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir visai šalia virpsto skrieja kamuolys. Dar vieną gerą progą turi Hegelman futbolininkai ir Leo Ribeiro. Šiaip net taip išsaugo kamuolį Hegelman, čia tolimas smūgis į vartus ir Mantas Bertašius gaudo kamuolį. Tinėje išlaiko kamuolį žaidime, jis grąžinamas Mantui Bertašiui. Ojojoj, kaip rizikingai ir kaip nesėkmingai žaidžia Bertašius, bet kokios progos neišnaudoja Hegelman. Ir gan pavojingas išpuolis, geras perdavimas į baudos aikštelę, Arijus Bražinskas. Reaguoja Valdas Paulauskas. Melarmalas. Ir čia štai toks mėginimas iš toli paleidžia patranką Hegelman komandos kapitonas. Baudos aikštelėje Cesinija ir vis dar ant vejos. Čia matysime Cesinijos smūgį, puikiai keliais lietimais suklaidino du varžovus brazilas. Štai čia susikūrė erdvės smūgiui, pykšteli kairio daroma. Pirmasis kėlinys baigėsi, rezultatas lygus 0-0, 62-38. Ukrainiečio perdavimas, atsimuša Banga. Dar vienas smūgis ir čia priverstas dirbti Mantas Bertašius. Ten pavyko sužaisti į kamuolį vienam iš Hegelman žaidėjų, bet ten kažtai taip tęsti ataką ir galiausiai vėl Mantas Bertašius nukreipia kamuolį už skersinio. Ir matysime trečiąjį paeiliui. Figueredo. Toli į baudos aikštelę mesteli kamuolį. Čia štai toks perdavimas, smūgis į vartus, rikošetas ir Mantas Bertašius gaudo kamuolį. Styvas Kingė vėl. Čia išprovokuoja pražangą Matas Vareika ilgai. Patrikas Popescu prie kamuolio. Popescu smūgis ir nepataiko. Vartų plot Hegelman komandos saugas. Aikštelę atsimuša Bangos futbolininkai. Mato Vareikos smūgis blokuojamas, o čia Robertas Veževičius prasižengia visai šalia baudos aikštelės. Gali būti, kad paskutinis epizodas antrajame kėlinyje ar paskutinis šiose rungtynėse. Momentas, kuris gali nulemti LFF taurės likimą šiais metais. Leidimas smūgiui duotas. Popescu smūgis ir nepataiko į vartus rumunas. Ir leidimas duotas. Rungtynės tęsiasi. Lošniekas. Neblogai pakabintas kamuolys. Mantas Bertašius drąsiai šoka aukštyn ir kamuolį iškumščiuoja. Mato Vareikos smūgis iš tolėliau. Veževičius. Geras jo perdavimas ir kas bus pirmas prie kamuolio? Štai taip. Arijus Bražinskas. Veževičius pakovojo dėl aukšto kamuolio, o čia Klaudijus Supstas prisižaidžia Gargždų Bangos. Šansas, smūgis į vartus ir atrodo, kad nuošalėje buvo Robertas Veževičius ir tai net ir gelbsti iš dalies. Stebėjome
futbolą, bet galiausiai LFF taurės nugalėtojai paaiškės baudinių serijoje. Surikiuos eiliškumą abi komandos, kas muša pirmas. O Arijus Bražinskas užima vietą tarp virptų. Justinas Januševskis ir pirmasis smūgis baudinių serijoje. Pirmasis ir labai užtikrintas. Justinas Januševskis siunčia kamuolį į vartų tinklą ir baudinių seriją atidaro itin užtikrintai. Ta trenerių taktika leisti žaidėją tam, kad jis įmuštų baudinį serijoje, kuri pasiteisina, tiesą sakant, ne taip ir dažnai. Ir nepasiteisina dar kartą. Filipe Brisola. Jo smūgį atrėmė Mantas Bertašius ir kuo ir pasižymi. Mantas Bertašius vienas geriausiai baudinius laikančių vartininkų visoje Top Sporto lygoje. Baudinių serijas ir per pastarąjį didįjį turnyrą, vieną iš didžiųjų turnyrų. Galbūt po Mato Ramanausko smūgio apie tai labai užtikrintai į patį vartų kampą siunčia kamuolį Gargždų Bangos vartininkas. 2-0. Kol kas baudinių serijoje ir gali sušvelninti šį rezultatą Kauno rajono Hegelman. Gofi Goredo. Patyręs Brazilas. Jo smūgis ir šį kartą jau labai tiksliai. Ir labai užtikrintai Robertas Veževičius. 3 iš 3. Reikia vytis varžovus baudinių serijoje. Vilius Armalas. Prieš Mantą Bertašių. Ir Vilius Armalas nepataiko į vartus. Ir ketvirtasis Gargždų Bangos smūgis. Jeigu jis tikslus, viską patys suprantate. Aldas Antužis. Visos Hegelman viltys Arijaus Bražinsko rankose, bet Gargždų Banga laimi baudinių seriją ir Gargždų Banga laimi LFF taurę. Baudinių serijoje gargždiškiai įveikia Kauno rajono Hegelman komandą ir pirmą kartą istorijoje triumfuoja taurės finale.